Manau, daug ko trūko. Aš pasigedau pirmam kėlinyje, tai agresyvios gynybos, kalbėjom ruošiamės, kad būsim žymiai agresyvesni, bet praleidėm 20 įvarčių ir paprastų situacijų, 2 prieš 2, 1-1, kamuoliai paprasti iki krašto, tai kaip aš sakau, nustebint nieko nenustebino, labiau nuvylė mūsų žaidimas. Ir ką turėsit keisti komandai? Manau, nieko čia mes nenustebinsim pakeist, labai daug nieko nepakeisim, paprasčiausiai reikia daugiau gal noro, daugiau agresijos, sveikos, sportiškos agresijos, nes be to rankinis ir yra kietas vyrų žaidimas ir norėtųsi matyti 2 komandos kovojant už kiekvieną kamuolį, už kiekvieną centimetrą. Dar buvo prošvaisčių, negaliu sakyti, kad visai kovojom, bet kiek kovojom, to neužteko. Kas labiausiai lėmė tokį rezultatą? Manau, mūsų atidirbta gynyba prieš jų puolimą. Manau, šiandien tikrai neblogai gynėmėms, kiek praleidom 27 įvarčius. Sakyčiau, gan neblogai ir tiesiog sekėsi gerai užpuolėm, gerai gynėmėms. Man padėjo komandos draugai, aš padėjau komandos draugams. Viskas šaunu. Judam į šeštadienį, dar, kaip sakant, nieks nelaimėta. Tik vieną koją į priekį padėta kol kas.